Aurelijau, sveikinu su pirmą sezono pergalę, gal ir netikėtai sunki, kokie įspūdžiai iš rungtynių? Vis tiek žinojom, kadangi ir pernai turėjom su jais playoffuose seriją, tai žinojom jaunimą, vis tiek jaunimas, jie agresyvūs, spaudžia visą laiką kamuolį, tai tikrai tikėjomės, kad bus kažkas panašaus, galbūt mūsų pačių dar forma nėra tokia stabili, vadinkim, daug bangavimo, daug klaidų, tai čia dar įdėti daug treniruotės darbo reikia mums patiems. Patirties tos daug atrodo, bet prie -19 rankų nenuleis sunku gana būna, atrodo, kad jau kartais imi taip susitaikyti, kad niekas neišeina. Tai vis tiek po ilgos pertraukos metu susidėliom dar kai kurios akcentus, kas buvo neaišku per pirmus du kėlinius, tai manau, kad antroji pusėje viskas prasidėjo geriau nuo gynybos, tai mums tapo geriau, kai dengiau apsigynė greičiau ir užpuolį, vadinkim taip, tai tas ir pavyko perlaužti ir patys vis tiek jautėm, kad ne tai, kad jie yra ženkliai geresni, bet tiesiog mes iš pačių mūsų klaidų mes patys ir kenčiam. Tai pataisėm tos dalykus ir pavyko tas rungtynes perlaužti. Šalia žiūrint atrodė, kad gal ir tokį didesnį pyktį įjungėt, vis tiek patirties tos daugiau, fizinės jėgos daugiau, kad mes parodysim, kas čia vis tik tai dar šiuo metu. Manau, kad pasąmonė visi tą patį pagalvojom ir padarėm tą. Gerai, kaip įspūdžiai? Šiaip ta salė atsinaujinus po tiek metų, žiūrovų daug į pirmas rungtynes atėjo, nors nelemiamos kokios, kaip įspūdžiai iš aplinkos yra. Tai aplinka labai smagu, tarpsne, žmonių atėjo viskas, tai tas palaikymas tikrai smagus, galbūt primenu ir prie tų metų tus playoffus visus tokius, tai tikimės, kad jų išliks ir toliau rungtynėse, toliau sekančiose kovose, tai ačiū jiems už palaikymą, o kas liečia salę, vadinkim taip, tai atsinaujino, bet vis tiek manau, kad Marijampolė laukia arenos. Laukia. Gerai, kaip pačiam, tų kontrolinių buvo daug, bet tik tai vieneris berods pavyko sužaisti, 3-3 dar prieš keletą dienų teko žaisti, kaip įsijungti, persijungti prie ko nors ir žinomas treneris, bet vis tiek ta pasiruošimas yra pasiruošimas kartu. Tai trūksta to treniruočių tikrai su Marijum, tai mes išvažinėjom, nedalyvaujam tose treniruotėse, tai grįžtam, treneris padėlioja kai kurios dalykus, tai dar atrodo ir deriniai, kai kurie ir nėra tokie aiškus, ar pavyksta taip greit prisiminti juos, tai tas šiek tiek sunkina, bet kaip sakyta, sezonas 3-3 nebe už kalnų, tai manau, kad paskui vis tiek ateityje susidėliosim tus akcentus ir viskas bus gerai. Toks yra to, kad teks ruošti sezono metu, ne visai prieš sezoną. Toks tvarkaraštis čia tokie sezonai, bet pačioj pradžioje galbūt, nežinau, per charakterį viskas einasi, o po to žiūrėsim jau vis tiek. Deriniai, fizinis pasirinkimas, viskas iš naujo vis tiek eis. Ir, tas treneris vakar 25 buvo prieš rungtynių dieną išvakarėse. Nėra, kad žaidėjai daugiau autoriteto turi, kaip sekasi sutart su jaunesniu treneriu. Viskas gerai, čia manau, kiekvieno žaidėjo yra požiūris į trenerį, tai čia jeigu norėtų kiekvienas čia galėtų pradėti rėkoti, bet visi suprantam, gerbiam tą situaciją, kokia yra. Treneris turi daug naujų visokių idėjų, daug dalykų, tai ir patiems mums tai yra įdomu, priimtina ir tikrai mūsų darbas yra tai bandyti išpildyti kuo geriau.